O pradėsime nuo 7 Kauno dienų inicijuojamo projekto Įsijunk Laisvės alėją. Rudens pradžia pokyčių ir sugrįžimų metas, o grįžtama paprastai ten, kur ne kartą pabuvota, kad ir Laisvės alėjoje. Šiandien jos ketvirtadalį okupavę statybininkai, gerąja to žodžio prasme, o likusioje dalyje prasideda pokyčiai. Čia ištraukiam jau kelis dangčius, tuo eisim kiemelį ir išpiešim jos. Šios detalės Laisvės alėjoje tarnavo keliasdešimt metų, nuo tada, kai gatvė buvo rekonstruota paskutinį kartą. Šis spalvų žaismė žinutė miestiečiams ir miesto svečiams, jog centrinėje gatvėje prasideda staigmenų ir pokyčių metas. Aišku, geriausiai šepetys tinka. 7 Kauno dienos inicijuoja gėrio sklaidos projektą Įsijunk laisvę ir šypseną su teptuku ar gitara. Jei pritari alėjos atgaivinimo projektui, prisijunk arba palik žinutę mūsų laidos Facebook paskyroje. Raskite Laisvės alėjoje, fotografuokite ir balsuokite už gražiausią rėmelį.